pragaras. Kaip mes esam nekartą sakę, kad pragaras neamžinas, bet jis egzistuoja. Biblijai jis turi keletą pavadinimų. Dažniausias pavadinimas yra Šeolas. Pavyzdžiui, 55 psalmė, 23 eilutė apie jį kalba. Tu, Dieve, jos nuvesi į gilią prarają. Originaliai pasakyta, iš Šeolą. Žmogžiai apgavikai žus, nei pusės amžius nesulaukia, tačiau aš pasitikėsiu tavim. Taigi čia kalbam apie tą Šeolą, pragarą. Jehovistai sako, tai yra bendras žmonijos kapas, tai yra simbolinis pavadinimas visų mirusiųjų, kaip visi jie kapė yra ir jų nebejaučia, niekur negyvena. Tanachas sako, kad į jį patenka nusidėjėliai. Miršta taigi visi ir nusidėjėliai, o į Šeolą patenka nusidėjėliai. Pagaunat mintį? Va čia yra labai svarbus dalykas. Žiūrėkit įrodymai. 9 psalmė 17 eilutė. Nedorėliai ir visos tautos, kurios užmiršo Dievą, į mirusiųjų buveinę eina. Į mirusiųjų buveinę eina. Originaliai į Šeolą eina. Čia pasakyta, į Šeolą eina. Bet palaukit, prie ko? Ne tik nedorėliai ir visos tautos. Šventieji žmonės eina į Šeolą, ar ne? Į mirusiųjų buveinę eina. Tai kodėl nedorėliai eina? Tai visi eina prie ko? Ir doras, ir nedoras, ir vidutiniškai nedoras, vidutiniškai doras. Ir labai doras eina. Visi mirusių buveinėje, visi mirštam. Nė vien šventasis dar neišgyvena iš praeito šimtmečio. Ne, čia kalba apie vietą atlyginimą. Nedorėliai, jeigu eina į šitą vietą, tai jie kažkokią bausmę gauna. Vieta, kur nedorėliai. Žiūrėkit toliau, 31 psalmė 17 eilutė. Viešpate, te nebūsiu sugėdintas, nes tave šaukiuosi. Te liekasi gėdinti nedoriai, te nutyla jie kape. Originaliai yra Šeolė pasakyta. Hebrajiškai skaitysim Šeol. Kodėl tik nedorėliai ten nutyla kape? Tik ir teisėjai visi nutils kape, visi mirs ir tyli, visi nuvėjai kapinės ir nieks ten nereikia iš kapo. Ar šventas žmogus, ar nelabai šventas, ar nusidėjėlis, ar vidutinis žmogus. Ne, tik nedorėliai nutyla kape. Matot, kalba apie vietą, kur nedorėliai patenka. 49 psalmė, 14 eilutė paskaitykim. Nuo 12 iki 14 eilutės, kad būtų aiškus kontekstas. Net ir garbingas žmogus neišlieka. Jis panašus į galviją, kuris pražūna, toks yra kvailai pasitikinčių, kalba apie kvailai pasitikinčius, o kvailai pasitikintis tai išaugaus nusidėjėlis. Taip? Likimas ir galas jų pasiekėjų, kurie pritarė jiems. Mirtis juos ganys kaip avis, josios buveinėje skirti, ją nužengs, jų kūnas sunyks, pavydas sudarės, mirusiųjų buveinė bus jų namai. Originaliai Šeolas, čia išverstas mirusiųjų buveinė. Šeolas bus jų namai. Kvailai pasitikinčių likimą. A jeigu ne kvailai pasitikintis, jeigu pratingai pasitikintis, tai į Šeolą nepatenka pagal Jehovistus. Patenka. Tai kodėl Korako sūnai nesąmonę šneka? Pagal Jehovos liudytojų doktriną gaunasi arba adventistų. Toliau Tanachas sako, į Šeolą teisėjai nepatenka. Žemyn į Šeolą, Šeolas yra žemai. Pabrėžia. Teisėjai į Šeolą nepatenka. Žiūrėkit. Patarlių knyga 15:24. Išmintingo žmogaus gyvenimo kelias kyla į viršų ir jis išvengia pragaro, originalią Šeolą. Nugi negali pasakyti, kad jis mirties išvengia išmintingas, visi išminčiai žuva. Ir Kantas, ir Tomas Akvinietis, ir atleis Viešpate Saliamonas, pats išmintingiausias žmogus, kuris dabar numiręs. O sako, Saliamonas išvengia Šeolą. Tai reiškia, Šeolas ne mirties, ne kapas bendras žmonijos, o vieta nusidėjėlių. Aišku, išmintingas žmogus išvengia nusidėjėlių pragaro. Teisingai, jis išmintingas žmogus padarys taip, kad jis rojų eitų, jeigu jis turi šiek tiek smegenų. Pagauna tas skirtumus, kaip reikia įsigilinti. Žiūrėkit dar vieną vietą. Patarlių 23 skyrius, 14 eilutė. 13-14 eilutė. Nepalik vaiko nenubūsto, nes jei suduosi jam rykštę, jis nenumirs. Tu nubausi rykštę ir išgelbėsi jo sielą nuo pragaro, nuo Šeolo. Palaukit. Ir disciplinuotas vaikas, gerai auklėtas, ir paliktas savijaugai alkoholikų tėvų vaikas, visi įsimirti, visiems du ant dviejų. Į dėžutę uždarys ar ten kremuos ir viskas, visų likimas toks. Tai kaip jis išvengs, jeigu čia kapas kalba, neišvengs. Ir baustas, ir nebaustas vaikas. Čia turime omeny tą vietą nusidėjėliui. Jeigu tu disciplinuosi išauklėsi vaikais, nedarys nuodėmių, laikysis įstatymą, jis išvengs pragaro. Va čia, matot, koks skirtumas yra. Ar girdite Jehovos liudytojai, jeigu klausot? Mąstykit truputį, analizuokit šventą raštą. Kas ten per vieta? Jeigu bausmės vieta, tai ten džiaugsmų nėra jokių. Jeigu nieko nėra, tai kodėl tada Siracido knyga rašo, kad ten džiaugsmo nėra? Normalu, tai aišku, kad nėra džiaugsmo, jeigu numirė visą, ar ten kaulai ir puvenas džiaugiasi, jeigu siela miršta. Durnystė būtų rašyti.
Bet jeigu ten apie vietą, kur eina žmogus, tai ten pasakai, kas ten bus, džiaugsmo nebus. Žiūrėkit, Siracido 14 skyrius, 16 eilutė. Duok, imk ir būk savo vaišingas, nes mirusiųjų pasaulį, originaliai čia parašyta Šeolė, žmogus negali džiaugsmo ieškoti. Logiška, už bausmę tu kokį džiaugsmo ieškosi. Bausmės vieta, supranta? Toliau, Kabalos išminčiai sako, kad pragare nėra viena vieta, kad ten visiems vienodai uniforminiu būdu atlygina visiems po vienodą bausmę kažkokią. Ten yra lygiai, lygmenis, sluoksniai. Yra žemiausias, giliausias pragaras, mažiau gilus, dar paviršutinis sluoksnis. Pagal kančios lygiai nevienodi. Priklausomai, kiek prigaišė žmogus. Taip. Va, čia pakartota įstatymą 32.22. Jie šitą eilutę taip traktuoja. Mano rūstybės ugnis užsidega, čia Dievas kalba, įdegins iki pragaro originalę Šeolo gelmių ir žemės vaisius ir kalnų pamatus. Gelmių, aha, yra gelmės. Jeigu yra gelmės, tai yra paviršius, jeigu yra paviršius, tai yra vidurys. Tai apie kokią čia kalbą? Aha, ne vienodai. Ten kažkas giliau, kažkas mažiau giliau patenka. Pragaras arba Šeolas, dar jį vadina žydai Geinom, jis turi 7 pavadinimus. 7 pavadinimus, nes tie 7 pavadinimai su 7 pragaro lygiais susiję. Yra 7 lygmenys pragaro. Pirmas, aišku, pavadinimas jau Šeol, mes ją aptarėm, taip Šeolas. Kitas pavadinimas yra Abadon. Abadon tai ta vieta, iš kurios jau nebeišeinama. Tai Abadon pats giliausias lygmuo, iš čia nebeišeina jau. Žmogus ten pakentėjo 12 mėnesių ir jau viskas. Abadon minimas, o patarlių knyga 15.11 galim paskaityti. Pragaras ir prapultis viešpatės akivaizdoje labiau žmonių širdis. Pragaras čia yra Šeol, o prapultis išversta Abadon. Pavyzdžiui, Kavaliausko vertime kitaip išversta. Įdomu, pažiūrėsim, kaip išverstas Kavaliausko vertime. Patarlių 15.11 eilutė. 11 eilutė sako, Šeolas ir prapulties vieta atviri viešpačiui. Čia verčia pragaras. Pragaras yra Šeolas, matot. Prapulties vieta, tai va, Abadono. Prapultis čia prapuolė žmogus su visam, nebeišeis iš Abadono. Dar jis minimas Patarlių 27.20. Kai pragaras ir prapultis niekados neprisipildo, tai žmogus sakęs niekada nepasisotina. Rūpščio vertime katalikiškam, Šeolas ir prapulties vieta niekada neprisipildo. Šeolas yra ir Abadonas. Abadon hebrajiškai čia žodis. Niekada neprisipildo. Iškai vietos visada yra. Prašom, viešykit vietos. Nepasakys, kad dabar vietų nėra. Joba 26.6 Abadonas minimas. Joba 26 skyrius 6 eilutė. Mirusiųjų pasaulis yra atviras jam ir pražūtis neuždengta. Mirusiųjų pasaulis čia Šeolo originalė, o pražūtis Abadon. Pažiūrėkime, kaip rūpščio vertime katalikiškam. Nuogas guli prieš Dievą Šeolas, pragaras čia verčia, tai Šeolas, uždangos neturi prapulties vieta. Tas pats yra Joba 28.22, galim pažiūrėti. Mirtis ir prapultis, sako, mes girdėjome apie jos garsą. Originalė Šeolas ir prapultis. Pažiūrėkime, aš paskaitysiu iš rūpščio vertimo. Prapultis ir mirtis, sako savo sumistigavom, Abadonas ir Šeolas originalė. Ir 31.12 Jobo knygui dar minimas Abadonas. Tai ugnis naikinanti viską, kur išrautų visas mano gerybės. Mūsų vertybė nesimato. Pažiūrėsim pas rūpšį. Tai būtų buvusi ugnis naikinanti iki prapulties vietos. Va jau geriau išversta. Naikinanti iki prapulties vietos. Iki Abadono vietos. Originaliai. Iki Abadono. Taigi Abadonas ir Šeolas. Du lygmenys yra. Dar yra lygmuo vadinamas Beer Shahat. Gili praraja, šiaip jau jis turėtų verstis. Paminėta 55 psalmė 23 eilutė. Tu Dieve jos nuvesi į gilę prarają. Tai va čia tas Beer Shahat, dar vienas pragaro pavadinimas, arba sluoksnio kažkokio esančio pragare pavadinimas Bor Šaon. Didelė baisi duobė pilna vandens išvertus. Bor Šaon. 40 psalmė 2 eilutė Bor Šaon paminėtas. Jis ištraukė mane iš baisios duobės, iš klampaus purvo ir pastatė. Taip, Dovydas buvo ten. Kai jis buvo Adomui, jisai pateko į Šeolą. Kada jis pirmam gyvenime buvo Adamu. Pateko į Šeolą, bet iš ten, sako, tu buvo mane ištraukė. Dar vienas lygmuo arba visas pragaro pavadinimas Titjeven, klampus purvas. 40 psalmė irgi 2 eilutė. 6 pavadinimas pragaro yra Calmove, mirties šešėlio slėnis. Garsi psalmė 23 psalmė, 23 psalmė 4 eilutė. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto.
Čia skaitom kažkokią metaforą galvoja. Ne, Kabala aiškina, kad čia mirties šešėlis, Celmovet yra pragaro vienas iš lygmenų, ar net visą pragarą vadina šitą terminą. Tada yra dar pavadinimas, 7 pavadinimas yra Eretz Tachtit, žemai esančių žemė. Ezechielio 31 skyriui, 18 eilutė. Kas to prilygsta šlovė ir didybė tarp Edeno medžių, tačiau su jais bus nustumtas į mirusių buveinę, gulėsi tarp nepivjausto, čia įverčia mirusių buveinę, kaip Šeolas, bet tai pavadinta originalė Eretz Tachtit. Tas pats, kas Šeolas. Tos sielos, kurios pakankamai didelės nusidėjėlės ir daug gyvenimų neatgailavusios, jos bus sunaikintos Šeolė. 73 psalmė, 27 eilutė. Tikrai, kas toli nuo tavęs, pražus, tu sunaikini visus, kurie tave palieka. Kalbama, kad ten jie bus sunaikinti, iš visų neliks. Patarlių 12, 28. Teisumo kelyje gyvenimas, jo takose nėra mirties. Žmogus, kuris visiškai teisumo jokio neturėjo, jokio laipsnio, jisai mirs, sunaikintas bus, jo neliks. Ezechielio 18, 4-20 eilutės paskaitykim. Visi žmonės mano, ir tėvas jūs siela, kuri nusikalsta, mirs. Kuris sunkiai labai nusikalsta ir neatgailauja. Mirs pasakyta. Ir 20 eilutė, to paties skyriaus sako, siela, kuri nusikalsta, mirs. Mirtis išnyks. Tačiau ne visi tokie dideli nusikaltėliai, kurie miršta. Dauguma nusidėjėlių atkenčia kažkokią ten savo laiką ir paleidžiami iš Šeolo. 1 Samuelio 2:6, pažiūrėkit. Viešpats numarina ir atgaivina, nuveda į mirusių buveinę ir vėl išlaisvina. Originaliai į Šeolą nuveda ir vėl išlaisvina. Nuveda, pabuvai į Šeolą ir vėl išlaisvina. Čia dauguma žmonių išgyvena. Žiūrėkit, 49 psalmė, 15 eilutė. 14 eilutė sako, kad nusidėjėliai savim kvailai pasitikintis bus sunaikinti, tačiau Dievas iš kapo išpirks mano sielą, jis priims mane. Originaliai iš Šeolą išpirks mano sielą, Dovydas sako, jis priims mane. Prisidirbu aš turbūt, bet išpirks, grįšiu iš ten. Taigi, pragaras, tas Šeolas primena katalikų skaistyklą. Atkentėjai kažkiek ir išėjai iš jiem. Taip. Pažiūrėkit, 16 psalmė 10 eilutė. Nes tu nepaliksi mano sielos mirusių buveinę ir neleisi savo šventam supūti. Originalė mirusių buveinė Šeolė pasakyta. Nepaliksi sielą Šeolė. Nesako, ne kad į Šeolą nepateksiu aš visiškai. Ne, pateksiu, bet neleisi pasilikti ten. Tai va, teisesni žmonės, jie išeina iš Šeolą. Dideli griešnikai, jie ten miršta, sunaikinami. Dar galim pažiūrėti Tobito 13:2. Nuskaitau 1-2 eilutę. Tada Tobitas tarė, tebūnie pašlovintas Dievas, kuris gyvena amžinai, nes jo karalystė tveria per visus amžius. Jis ir nuplaka, ir pasigaili. Nubloškia mirusių pasaulio gelmes, kalba apie Šeolą čia, ir parveda iš gilios bedugnės. Nubloškia ten, patenka į Šeolą ir vėl parveda iš tos gilios bedugnės. Taigi, Šeolas nėra ta vieta, kad amžinas pragaras. Yra pragaras, bausmė, liūdesio vieta, bet žmogus atkentėjęs išeina, išskyrus labai sunkius nusidėjėlius. Teisų žmogus ten nepatenka iš viso, kuris jau labai teisiai gyvena. Ten patenka nedorėliai. Teorema įrodyta su Šeolu.